Sveiki, čia Pikts ir ką aš čia veikiu, čia žaidžiu šachmatais, bandau pasiekti 1700 elo reitingą, bet pirmiausia reikia man atlikti vieną veiksmą, tai yra žaidžiu dar ir tokius pradėjau žaisti su Red Villager in the Sky, galima sakyti ilguosius šachmatus, jeigu ne greituosius, kurie ėjimai duodamas 3 dienos ir dabar mano eilė, jau mažai liko. Laiko, gerai, aš paprasčiausiai įmą tokį padarau, gerai, o dabar prie reikalų. Dabar mes žaisim greituosius šachmatus 10 minučių ir šiandien paprastai čia šiek tiek blitzą žaidžiau, bet kaip ir sakiau, dabar žaisim 10 minučių šachmatus ir bandysiu, bent jau iki 1300 pakelti tokio sąžiningo, bet pirmą reikia užsidėti akinius. Su akiniais iš karto 50 elo plus protingesnis darausi. Gerai, ir ką? Ir iki 1300 bandysiu pakelt. Žiūrėsiu, kaip seksis. Taip, su rumunų berods žaidžiu. Labai panašus reitingas. Aš baltuosius turiu, tai aš pradedu. Ir aš standartiškai bandysiu žaisti Ponziani debiutą. Nežinau, kodėl jis man patinka. Iš tiesų, galbūt, kad nėra toks labai jau standartinis, tai kartais būna šiek tiek pasimeta. Gerai. Čia greitai viskas vyksta. Labai įdomiai jis čia nori. Bet iš karto dabar jo peškutė šitą gali kristi. Ir kas iš to, jisai tada šiek tiek suvels mano pėstininkų struktūrą visą. Jeigu aš nenukirsiu jo, bet aš galiu tiesiog jo nukirsti karalienę, jisai tada turės, gerai, jisai neturėjo, nes, gerai, jisai išvedė arklį, ką aš nepagalvojau, kad čia paprasčiausias dalykas. Jisai, mano šitą dabar su peškutė buvo neapginta, jisai galėjo ją pulti, neužpuolė, jo reikalas. Žaidžiam toliau, rokiruotė, labai viskas kol kas standartiška. Šiek tiek prasikapojam, pradžiai nebeturim valdovių, tai žaidimas toksai bus automatiškai lėtesnis šiek tiek. Nes. Gerai. Aš ką dabar? Aš turėčiau išvesti savo poniuką, nes jisai čia vienas dar likęs toksai. Jo planas paprastas, jisai nori atakuoti mano šitą pešką. Aš tiesiog apginu ją. Ir išspirsim jo arklį. Jisai taip pat gali dabar, gerai, jisai varė atgal, bet jis galėjo tęsti savo planą, nes jeigu būtų šitą peškutę ją nuėmę, tai taškais mes būtumėm lygiai. Jisai suvalgytų mano vieną peškutę ir bokštą, aš suvalgyčiau jo rykį ir žirgiuką, poniuką. Tai va, gerai, dabar kas? Dabar nieko. Aš galiu bandyti pulti jo peškutę, bet jinai kol kas dar yra apginta, nebent jo arklys kažkur sugalvotų pajudėti. Tai tada... Taip, aš iš tiesų šiek tiek klaidą padariau, nes nepasižiūrėjau, kad jis gali lengvai čia iššokti ir jis tą ir daro. Dabar yra mano šitas rykis užpultas, tai man jį reikia tiesiog atgal patraukti, tai aš ir padarysiu. Aišku, galėjau aš jį nukirsti, bet nežinau, iš to labai būčiau kažką laimėjęs. Bet tiesiog būtų susidvigubinę. Taip. Ir čia iš tiesų yra jo jau geras įimas, nes jisai grasina mano rykiui, o jeigu aš patrauksiu rykį, tai tada mano šitas peškiukas žuvo. Aš, aišku, galiu ir kontratakuoti. Tokiais atvejais galima tai daryti. Gerai, o dabar galima taip paeiti.
Gerai, ką gali jis padaryti su savo arkliuku? Čia. 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 Taip, mano šita peška yra užpulta. Ar aš galiu ją apginti? Negaliu. Bet aš galiu užpulti jo poniuką. Ir jeigu jisai čia kirs, jo ponis miršta. O dabar kas? Dabar jau viskas. Mano šitas peškiukas šiaip ar taip žuvo, kaip suprantu. Nes bent jau aš nematau jo galimybės apginti, nes kaip tik yra ir užpultas mano rykis, kurį turiu patraukti. Šitas dabar miršta. Ir kaip tik dar vienas bus. Gerai. Iš tiesų jo čia geri ėjimai yra. Man reikia kažkaip staigiai galvoti, kaip čia kontratakuoti. Dabar tiesiog čia bandau pulti. Ir iš tiesų dabar apsikeisim. Jisai greičiausiai čia šoks. Bus aišku čia mano neapgintas. Vienu žodžiu. Šiaip nėra labai gera situacija man. Ką čia gudros sugalvojus? Gerai, jeigu aš einu su bokštu čia, jisai tada gali čia negali, čia negali. Gerai, šiaip tai man atrodo gal ir jisai gali čia lengviausiai paslėpti ir dar duoti šachą man ir tada mano bokštas mirtų. Gerai, tai iš tiesų gerai, kad šitą įmonę padariau, kuris man atrodė, kad labai geras, pasirodo, jis nėra toks geras viską išanalizavus. Dabar. Jo, šitas peškiukas yra 2 kartus užpultas. Gerai, kur aš galiu keliauti? Aš galiu čia keliauti, bet aš nelabai išsprendžiau. Nu ir kas iš to? Kas iš šito šacho? Gerai, dabar jis gali keliauti čia, atgal, čia. Nu, nematau, aš labai daug naudos iš to. Bet nežinau, gal jis kažką rezga, ko aš nematau. Gerai, reikia pagalvoti, ar tikrai kirtimas yra geriausias dalykas. Galbūt aš galiu kažką įdomesnio sugalvoti. Turbūt šį kartą visgi kirtimas yra geriausias dalykas, nelabai aš matau kažką čia tokio itin gudraus. Taip. Gerai, reikia man iš tiesų ir laiką žiūrėti. 2 minutėm ilgiau aš čia filosofuoju nei mano varžovas. Gerai, ir čia yra labai įdomus jo ėjimas. Nes... Gerai, aš vis tiek gal pirmą nukertu jo rykį, kad tiesiog būtų čia mažiau pajėgų. Ir dabar man reikia labai gerai paskaičiuoti. Aš jau matau vieną gerą ėjimą.
Einam čia ir dabar abu jo šitos plytos, šitie bokštai yra užpulti. Vienas iš jų žus. Šitą žuvo aš automatiškai gausiu šachą dabar. Gerai, o kur man geriausia eiti? Jeigu aš paeisiu čia, gal nieko labai blogo. Gerai, bandau čia eiti. Gerai. Iš tiesų, kadangi aš turiu šiokį tokį pranašumą, aš gal pabandysiu apsikeisti bokštais. Nes aš jau turiu +1. Nu, aišku, jis galėjo lengvai paimti šitą mano pešką. Iš tiesų, bet jis nusprendė duoti šachą. Ir šitą pešką mano labai... jis negalėjo paimti. Meluoju, jinai vis tiek yra apginta. Gerai, tai tegu pasižiūrim, ką jisai čia sugalvos. Aišku, man reikia būtent žiūrėti tokių visokių veiksmų, kad netyčia jisai nenukaltų neapgintos mano peškutės. Gerai, aš čia nieko prieš. Galiu atgal šiek tiek paeiti, net jeigu jisai dabar ir... Nu čia, jo, čia jis teisingai paėjo. Ir dabar, ką? Dabar man svarbu negauti šakučių ir neprarasti bokšto. Tu. Gerai, jeigu aš paeinu čia su bokštu, ar aš paskui... aš tada realiai galiu gauti šakutes. Tai šitas ėjimas visiškai netinka. Jeigu aš čia būčiau atėjęs apgynęs. Gerai, jeigu aš paeinu čia, ar aš galiu gauti šakutes? Tukšt. Negaunu šakučių. Tai aš čia ir einu. Man svarbiausia, sakau, kai lieka arklys yra toks labai suktas iš tiesų. Jisai labai lengvai gali padaryti kokį nors bjaurų tokį įėjimą, pavyzdžiui, jeigu aš paeinu čia, jeigu aš paeinu, ar aš galiu gauti šakutes? Ne. Geriau aš einu čia dėl viso pikto. Gerai. Dabar, žodžiu, mes marširuosim, kas pirmesni, kas gudresni. Taip. Marširuosim ir bandysim gauti bet iš tiesų, manau, nepasiseks man niekaip prieš jo šitas 3 peškas laimėti su bokštu. Ir 3 pėstininkai yra labai galingos pajėgos, ir nors ir esu +2, nežinau, ar man čia kažką pavyks padaryti. Taip, spėju, kad nepavyks man čia nieko padaryti. Jisai labai lengvai numarširuos ir pasidarys vieną ar daugiau karalienių, arba nepadarys to. Žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip čia bus. Panašu, kad nepadarys. Nelabai turėjo dar patirties. Gerai, iš tiesų. Jis turėjo čia visišką pranašumą, dabar man tik tai nereikia padaryti klaidos ir laimėti
O kaip laimima yra, kai lieka bokštas ir karalius, tai tiesiog man reikia visada statyti priešpriešą. Na ir viskas. Gerai, iš tiesų, jo, toks žaidimas, kad labai lengvai galėjo išsilysti šitas mano visas pranašumas. Šiek tiek, galbūt mažai patirties turėjo tuos endšpilius žaidžiant šis varžovas. Aišku, aš ir pats ne ekspertas tų endšpilių, bet viskas yra gerai. Ir dabar yra plus 9 taškai, jau daug nebepatliusuojasi man tų taškų, nes nemažai tų žaidimų sužaidęs. Tai dar panašu, bent 2 žaidimus turiu sužaisti, kad viskas būtų idealu. Jeigu viskas bus idealu, tada turėsiu 1300 reitingą.
Nu ką, ir iššūkėlis panašu jau labai prie pabaigos. Jeigu nepadarysiu kažkokios absoliučiai idiotiškos klaidos, turėtų būti. Tai viskas. Varžovas pasibaigė ir aš baigiau su 1307 elo taškais, kas yra 7 taškais daugiau negu mano šios dienos užsibrėžtas minimumas. Tai tikslas pasiektas. Džiaugiuosi. Liko 400 elo taškų iki mano pagrindinio tikslo, o iš tiesų dabar per žaidimą uždirbo 8-9 taškus, tiek pat ir pralošiu. Taip kad dabar laukia ilgas toksai kelias, jau baigėsi tie tokie dideli laiptai, prasidėjo maži laipteliai, arba į viršų, arba į apačią, priklausomai nuo manęs, aišku, pačio. Tai nežinau, kažkokį formatą reikės pagalvoti įdomesnį šiek tiek, gal kažkokių savo iššūkėlių kitokių prisigalvoti, bet džiugu tai, kad visgi, kad ir po truputį viskas juda į priekį. Tai tiek ir iki. Čiau.